Sakykite, kaip manote, koks yra socialinio dialogo lygis Lietuvoje, ES šalyse ir ar teisės saugos sistemos institucijos vadovaujasi socialinio dialogo principu? Ar jis tobulintinas? Kiek man tenka dabar susidurti su policija, tai aš matau pakankamai gerą bendradarbiavimą. Jeigu prieš kiek tai laiko tas bendradarbiavimas nebuvo toks geranoriškas ir sklandus, tai dabar aš matau įvairūs seminarai, įvairios konferencijos, įvairiuose renginiuose pasisakymai, visur rodomas dėmesys ir pagarba. Kaip tas be šito išorinio dalyko ten vidiniai kokie dalykai kaip sprendžiasi, man sunku pasakyti, bet aš matau, kad policijos, reiškia, jau vadovybės bendradarbiavimas su profsąjunga, su kitais socialiniais partneriais yra labai, mano supratimu, geras. Kaip kitų teisėsaugos, sakysim, prokuratūroje, žinau, kad ten yra pakankamai konfliktinė situacija. Jeigu tu profsąjungoje, tu jau kažkoks tai esi, reiškia, prieš vadovybę nusiteikęs ir jau įtartinai tave žiūri, nors toleruoja ten kritiką, bet jau tas žmogus, jeigu jis užima profsąjungoje kokį tai postą, jau kokios tai perspektyvos jam karjeroje yra labai sudėtingos. Nes ne vieną mačiau atvejį, kada profsąjungų vadai užima aukštesnės atrankoje pozicijas, bet pasirenkama iš apačios. Tai aš galvoju, čia irgi demonstruoja požiūrį vadovų, kad štai profsąjunga tau gali trukdyti karjeroje. Labai svarbu su Seimu, nes Seimas vis tiek priima įstatymus, svarsto įstatymus, inicijuoja įstatymus, svarsto biudžetą, apie kurį tiek daug mes šiandien kalbam. Tai tas laikymas rankos ant pulso ir stebėjimas, dalyvavimas pačiam Seimui labai naudingas. Bet aš manau, kad ir profsąjungoms, ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios domisi tais klausimais, yra labai pravartus. Nes tai padeda rasti tos optimaliausius sprendimus. Komitetas vertina tą bendradarbiavimą. Aš visą laiką sakau, kad reikia pakviesti, reikia duoti žodį. Aišku, galbūt ne visada mes atsižvelgiam į tuos pasiūlymus, bet kaip visada kažkas tai prasideda nuo pradžių. Žodis, bendravimas, tada atsiranda ir sprendimai. Aš tikiuosi, kad dabar mūsų šita kadencija jau praėjo beveik daugiau kaip metai, pakankamai daug girdėjo, pakankamai daug žino. Ir aš, kaip sakau, jau antrą biudžetą rengiant, jau visiškai kitoks turi būti požiūris. Ir dabar netgi mes ataskaitas jau kaip šiandien planuojam svarstyti, jau visiškai kitas požiūris. Negu pirmi metai, kai mes daugiau klausėmės ir daugiau tokia pažintinė buvo mūsų to svarstymo prasmė. Tai dabar jau mes žiūrim šiek tiek kritiškai, jau mes žiūrim, o kas padaryta. Ar jau tas, kas buvo anksčiau bent jau paprašyta pašalinta. Tai jau tas bendradarbiavimas tikrai yra. Ir netgi jeigu pati policija prašo mus, kad apsvarstytumėm jų ataskaitą, rodo, kad ir jiems naudingas yra tas svarstymas. Ir pagaliau mūsų tam tikros išvados ir visam Seimui kaip rekomendacinės yra. Tai aš galvoju, kad tai yra geras požymis. Gerai. Sakykite, ar turite ateities teisės saugos viziją? Priminti plačiai prasme, tiek policiją, tiek ugniagesius gelbėtojus, pasieniečius. Esminiai tokie momentai. Čia kalbu apie tą kontekstą, kaip, sakykime, artimiausia, tarkim, kad ir 5 metį, kaip potencialus šalies vadovas. Žinot, aš nesenai mačiau per televiziją tokį reportažą, kur policininkas sustabdė automobilį ir ten sėdėjo vaikinas, mergina, pradeda su jais bendrauti, mato, kad užsieniečiai, tas policininkas kalbina angliškai neatsako, mergina prakalba prancūziškai, policininkas puikiausiai prancūziškai atsako, pasižiūrėjau, aukštas lygis.
Jeigu mes turim tokią policiją, kur gali 2 kalbom bendrauti, kur gali pareigūnas pakankamai drąsiai, taip, reiškia, kalbėti ir profesionaliai viską tą pokalbį, tai, aš įsivaizduoju, kad jeigu tokiuose rankose mūsų būtų policijos sistema, tai būtų pavyzdinis dalykas. Ir galvoju, kad daug kas persikels į kibernetinę erdvę per visą tą laikotarpį, kurį čia mes dabar kalbam, gal 5 metų į priekį, tai turi būti gerai susipažinęs su visa elektroninė sistema, su galimybė elektroninėje erdvėje veikti, dirbti, nes vis tiek daugiau ir daugiau mes ten keliamės į šitą erdvę. Tai ir šitoj srityje, kalbų, elektroniniai, kibernetiniai srityje turi turėti pakankamai gerus pagrindus. Nu ir aišku, jeigu policininkas sugeba atsirasti laiku vietoj ir padėti žmogui, tai aš galvoju, kad čia yra tas idealas, į kurį mes turim siekti. Kaip susidėlio struktūra? Vienaip, kitaip, kas ten vadovaus? Bet jeigu mes tokį iškeliam tikslą, kad pareigūnas profesionaliai atlieka pareigas ir laiku visada atvyksta, padeda žmogui, apsaugo jį nuo nelaimių, tai ko visuomeniai reikia? Būtent tokios policijos reikia. Profesionalumo, operatyvumo ir be abejo tokio požiūrio į visuomenę, jautrumo į jos problemas. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, praktinis, koks būtų pirmas darbas, kurį tapęs šalies prezidentu padarysite teisėsaugos sistemos dorovės vardan? Žinot, aš galvoju, kad šiandien labai visgi ilgi yra tyrimo terminai. Ir klausimas, kur čia yra stringama? Ar procesiniuose mūsų įstatymuose, ar koordinavimo nebuvimas tarp prokuratūros, tyrėjų, policijos. Tai mano noras, kaip taip pasižiūrėti, kaip veikia šita tyrimo sistema ir pabandyti įnešti korekcijas. Aš nesakau, kad reikėtų sumenkinti galbūt žmogaus teisių apsaugą arba ten gynybos teises sumažinti. Bet buvo laikas, kada gynyba turėjo daug daugiau teisių, bet bylos vykdavo sparčiau ir tyrimai būdavo spartesni. Man, kaip ir norisi, kad, suprantu, yra sudėtingos bylos, bet yra bylos, kurios gali pasibaigti tikrai greitai. Kodėl to nėra, kodėl tiek ilgai vyksta tie tyrimai ir kodėl tarp nusikaltimo ir bausmės yra toks didelis tarpas. Tai va čia mano noras yra pagreitinti teisingumo procesą. Aišku, kaip ir sakiau, prezidento tampu, reiškia, gegužės mėnesį, ne, tai reiškia, mes inauguruojam Liepos ar ne Liepos mėnesį, tai jau biudžetą aš turiu turėti pas save ant stalo, policijos biudžetą kitų metų. Tai pirmas žingsnis mano būtų, kad finansų ministras pateiktų tą žalią projektą. Ir nuo jo pradėtumėm judėti į priekį. Supratau. Ačiū Jums.